Reklama žada investavimą be rūpesčių. Skaičiai rodo mokesčius be gailesčių. Jeigu kasmet atiduodite nuo 0,5 iki 1,5% turto valdymo mokesčiams, per 20-30 metų tai gali būti daugiau nei keli šimtai tūkstančių. Šiame video parodysiu, kaip pats vengiu šitų pasirinkimų, kaip juos atpažinti ir kaip pačiam savarankiškai susidėlioti pigią alternatyvą, kuri pasieks dar net geresnius rezultatus negu aktyvus valdymas. Nepamirškit paspausti like ir subscribe ir važiuojam su epizodu. Pradėkime nuo labai paprasto apibrėžimo apie fondą. Fondas dažniausiai turi du pasirinkimus. Arba mes turim fondo valdytoją, kuris priema sprendimus ir sako, tą įrankį perku, tą parduodu, va čia mano analitikų komanda, mes įmamės tokios ir tokios strategijos, kad aplenktume pagrindinį indeksą. Dabar pagrindinis arba lyginamasis indeksas būtent tam fondui yra kažkas pasyvaus, kur yra taisyklių mišinys, kurį bando aplenkti aktyvus valdymas. Kita alternatyva yra fondas, kuris sako, vietoj to, kad samdyčiau žmogų ir analitikų milžinišką komandą, aš tiesiog seku indeksą. Čia yra pasyvus valdymas. Tai reiškia, pagal indekso taisyklės mes tiesiog bandom atkartoti kuo labiau artimesnius rezultatus. Reiškia, jeigu rinka kyla, rinka krenta, mes nebandom atspėti, kuri akcija, kuri obligacija, kuris kažkoks pasirinkimas uždirbs mums daugiau. Mes tiesiog paliekam pinigus sekti tą pačią trajektoriją ir ilguoju laikotarpiu tai yra gerokai pigesnis pasirinkimas, nes mums nereikia niekam mokėti už būtent tuos pasirinkimus, taip sakant, už tą atranką, už tą bandymą aplenkti rinką. Remiantis skirtingais šaltiniais galėtume patikslinti, kad virš 90% aktyviai valdomų fondų per ilgą laikotarpį pralaimi prieš tos pačius indeksus. Ir pralaimi vien iš grąžos principo, net neskaičiuojant tų pačių turto valdymo mokesčių. Tai kai dar pridedam turto valdymo mokesčius, čia yra dar mažesnis rezultatas. Iš karto atsiranda klausimas, kam mokėti kažkam daugiau pinigų, kad gautume prastesnius rezultatus. Man šioje vietoje tai atrodo nelogiška. Vėl, kad viskas būtų truputį aiškiau, paimkim truputį skaičiavimų. Užsukim į justetf.com ir nueikim į mūsų populiariausią, kas yra S&P 500, to 500 Amerikos kompanijų, daugeliu labai gerai žinomas pasirinkimas. Galite matyti, kad turto valdymo mokestis 0,07, 0,05, 0,03, netgi mano paskutinis praktinis eksperimentas, man rodos, šitas pasirinkimas yra, kur yra SPYL pasirinkimas. Tai dabar, jeigu mes turime pigius variantus, paimkime truputį aukštesnę pusę ir 0,1, taip sakant, nes yra ir įvairiausių truputį didesnių strategijų, jeigu investuojame į didesnį akcijų kiekį iš skirtingų biržų, tas procentas gali būti ir truputį didesnis, kaip pavyzdys mano kitas pasirinkimas VWC turi kažkur 0,19 turto valdymo mokestį. Bet jeigu mes nukeliausim pas aktyvių fondų valdytojų fondus, bendrai kaip pasirinkimą investavimui, mes dažniausiai rasime du pagrindinius mokesčius. Turto valdymo mokestį ir ten sėkmės mokestį. Dabar sėkmės mokesčio struktūrą palikime į šoną ir net neskaičiuokime, sakykime, kad jie net neturi to varianto. Bet paimkime tiesiog aktyvų fondo valdymą. Ir čia standartinis procentas prasideda kažkur apie 1%, yra ir gerokai daugiau pasirinkimų ir neimkime aukštutinės ribos, paimkim tą 1% ir paskaičiuokim, kiek tai gali mums kainuoti. Dabar aš kaip pavyzdį, kaip atitikmenį tokį darysiu 3 skirtingus skaičiavimus. Tai pirmas, įmetam tą 0,1, tiesiog, kad nebūtų per daug mažas, kad irgi šitoje vietoje galėtume pasilyginti. Paimkime antrą, kas yra 0,5, tai tą viduriuką, taip sakant, palyginsim, ir 1%, nes ir šitas pasirinkimas mums irgi, taip sakant, sąlyginai yra mažas iš aktyvių fondų valdymo. Dabar mūsų, sakykime, startinė pozicija yra 10 000 eurų, mes investuojam kokiems 30 metų, nes studieninės palūkanos labai mums išmuša tą tokią didelę grąžą ir paimkime situaciją, kad mes investuojam kokius 300 eurų per mėnesį. Tai dabar tarp didžiausio ir mažiausio procento galime matyti iš karto lentelėje. Ir čia, jeigu iš WOB MoneyWise nukeliausit, taip sakant, labai lengvai šitą skaičiuoklę galite susirasti savo. Jeigu mes būtume palikę visus pinigus tiesiog su 10% grąža ir mokėję 0,1%, mūsų sąskaitoje pačiame gale būtų 781 591 euras. Jeigu mes būtume 0,5% turto valdymo mokestį turėję, 718 000. Tai kažkas apie 60 000 jau nuplaukė tiesiog per 0,5%. Jeigu turto valdymo mokestis 1%, pas mus 646 991. Čia mums iš karto padaro skaičiavimus ir realistiškai šitame scenarijuje mes matom 134 000 eurų skirtumą. Tai dabar klausimas jums. Jeigu argumentuojam, kad aktyvus fondas pasiektų labai panašių rezultatų kaip ir indeksinis, tai turto valdymo mokestis yra neproporcingai didelis iš savo pusės.
Dabar, jeigu mes pasitikim tą statistiką ir sakom, kad 90% plus pralaimi prieš indeksus, tai jūs sumokat už mažesnius rezultatus daug didesnę sumą. Visiškai nelogiška iš mano pusės. Bet paimkime, tarkim, kad jūs investuojate ilgesnį laikotarpį ir, tarkim, pradėjote su galbūt mažesnė suma, bet po to įsibėgėjote ir galbūt tas pradinis įnašas yra gerokai didesnis, tarkim, 50 000 ir paimkime, kad jūs sugebat investuoti ten po 500 eurų per mėnesį, nes pas turto valdytojus labai dažnai mėgsta atkeliauti ir su didesnėm sumom. Pasižiūrėkit, tos sumos nežmoniškai išsprogsta. Mes turim virš 1 milijono sumokėto tiesiog tarp 1% ir 0,1%. Tai ar čia jums atrodo, kad tai yra logiškas pasirinkimas ir ten turėtume investuoti? Klausimas, kiek vertės atkeliauja iš to specifinio žmogaus arba žmonių, kurie jums praneša tą informaciją, reportus atsiunčia ir taip toliau ir taip toliau. Paimkim situaciją, kad jūs labai mažai investuojat. Pradėjot nuo 0, 100 eurų per mėnesį, 40 metų iš eilės, tai yra 119 000 iš savo pusės. Tai jeigu mes paskaičiuom, kad jūs investuojat 100 eurų per mėnesį, tai 1200 per metus, tai kiek metų šioje vietoje yra paslėpta? Taip sakant, kiek metų jūs tiesiog, taip sakant, sumokėjot kažkam savo pinigais šioje pusėje. Ir jeigu mes iššokam į didesnius turto valdymo mokesčius, kur ten 2%, 3% ir taip toliau, galit matyti, kad tos sumos tiesiog milžiniškai didėja. Tai jeigu turite aktyvių fondų ir jums galbūt neduoda tiek daug grąžos iš tos pusės, kad žmonės kažką jums komunikuoja, kažką rodo, padeda išsilaikyti toje strategijoje, sudėlioja pagal jūsų lūkesčius ir pagal jūsų norus, tai aš argumentuočiau, kad galbūt paprasčiau yra savarankiškai tai padaryti ir mes dabar pasižiūrėsime, kaip tai galima savarankiškai padaryti. Dar vėl greitas priminimas, kad jeigu jūs investuojat, sakykime, sąlyginai trumpam laikotarpiu, arba jūs jau esate netoli pensijos, arba netoli to laikotarpio, kada išsiminėsite pinigus, tai mes argumentuojam, kad truputį daugiau pas jūs bus obligacijų, truputį mažiau akcijų. Jeigu mes sakom, kad jūsų horizontas 20 metų plus, tai tikėtina, kad jūs sėdėsite 100% plus akcijose ir toleruosite tam tikrus svyravimus. Tai argumentas šiandien yra susirasti portfelį, kuris atitinka jums. Just ETF screeneris labai padeda, nes čia galite rasti įvairiausių pasirinkimų. Ir kaip pavyzdys galima susirasti pačią informaciją, kas tie ETF-ai, kodėl jie paprasti, kodėl jie lengvai prieinami ir visa kita. Tuo pačiu mes žiūrim, ar tai yra visas pasaulis, ar tai yra obligacijų ETF-ai, ar tai yra į pajamas fokusuoti ETF-ai, kurias gauname kas mėnesį arba kas 3. Tuo pačiu įvairiausi indeksai, ten auksas, dirbtinis intelektas, viso pasaulio diversifikuoti ETF-ai, besivystančių rinkų. Taip sakant, galima keliauti ir ieškoti įvairiausių tų gidų tam, kad surastume, į ką norime investuoti. Ir galit matyti nuo žalios energijos iki blockchaino, iki ten kokios nors fintechų ar iki gamtos, miškų fokusą turinti pasirinkimą. Tai strategijoms visą laiką atsiras klausimas, į ką jūs labiau fokusuojatės, bet aš sakyčiau, tas pagrindinis kertinis burbuliukas, į kurį daugiausiai pinigų keliauja, turėtų būti visa birža. Tai reiškia, mes nespecializuojamės viename sektoriuje, bet mes specializuojamės ETF-uose, kuriuose yra įvairiausi fondai, kuriame yra įvairiausi sektoriai, tam, kad mes turėtume pakankamą diversifikaciją, jeigu vienas sektorius kristų, kitas augtų. Mes tiesiog norim diversifikuoti per visus ir kad rinka pati nuspręstų, kur tie pinigai turėtų keliauti. Tai reiškia, kuo didesnė kompanija, tuo daugiau pinigų keliauja tenais. Dabar, jeigu čionais suradote, ką norite, tai šiuo atveju aš paimčiau tą patį S&P 500 kaip pavyzdį, tai pas mane yra SPYL variantas. Mes iš karto žinom, kad tas turto valdymo mokestis yra 0,03. Tai lengvas būdas pasitikrinti, kai jūs matote savo investicijas, yra, gerai, jeigu aš galiu investuoti, tarkim, 200 eurų per mėnesį ir man dabar ten 32, tai aš turiu 33 metus, pas mane portfelė ten kokius 50 000, pavyzdžiui, aš sakykime, jau esu įdėjęs. Tai tarkime, aš tikiuosi 10% grąžos ir aš šitoje vietoje tiesiog noriu pasiskaičiuoti, kiek aš sumokėsiu per tą 0,03 lyginant su kažkuo, kas man duotų 1%. Paimkime tą patį 0,03, kad man tą patį skaičiuotų. Tai aš iš karto žinau, kad mano šioje vietoje tikslas ilguoju laikotarpiu būtų uždirbti 1,7 milijono būtent pagal tą parametrą. 0,03%. Dabar, jeigu aš rinkčiausi kažką, kur mano turto valdymo mokestis būtų 1%, aš rinkčiausi sumokėti papildomus
400 tūkstančių. Čia, man rodos, viršų yra tas 397 tūkstančiai iš savo pusės. Tuo pačiu, man rodos, galime apskaičiuoti ir jeigu turto valdymo mokestis būtų 0, tai galite suprasti, kad tarp 411, kas čia gaunasi, 1723, 1709. Tai man 12 tūkstančių per visą tą laikotarpį kainuoja valdymas tam, kad aš pasyviai investuočiau. Tai lyginam 12 tūkstančių su 400 tūkstančių, iš karto galite labai lengvai pasakyti, ar jums apsimoka ar neapsimoka. Ir aš šitą praktiką labai naudočiau savo pusėje. Taip sakant, jeigu jūs turit kažkokį fondą ir nežinot jo turto valdymo mokesčio, tai pirmas dalykas išsiaiškinkite, nueikite paprasčiausią fact sheet arba kidą, ten tikrai ta informacija turėtų būti. Turiuomenį tokie dokumentai, kur jūs atsidarote, taip sakant, visas tas išrašas ir galite žinoti, kad turto valdymo mokestis yra tas TER, Total Expense Ratio. Apie Success kažkada išsiplėsiu kitame epizode, bet tiesiog, kad nebūtumėt šitoje vietoje problemoje. Tuo pačiu iš karto atsiranda, gerai, tarkim, jūsų pagrindinis ten core pozicija iš akcijų yra tas pats S&P 500, galbūt visas pasaulis, galbūt išsivysčiusios rinkos, sako, kad aš norėčiau ir obligacijų. Obligacijos tiesiog paprasčiausiai suvedam bond, kas yra obligacija, ir pagal turto valdymo mokestį galite matyti 0,07, 0,09, truputį didesnis high yieldo corporate, 0,5 jau iš karto iš savo pusės. Tarkim, paimkim patį populiariausią, kas pagal didžiausią turto valdymą. Tai šioje vietoje reikia įsivertinti, kad obligacijos ne visą laiką yra pačios pelningiausios iš savo pusės. Ir šitas atsiradęs ne taip ilgai, bet turim kažkur tai 1%, 5% gražą, kol palūkanos buvo didelės bendrai skolinimuose. Bet šioje vietoje 2,64 mes turime būtent iš pačio fondo. Čia galite matyti Share Class, iShares Treasury, Accumulating pasirinkimas. Tuo pačiu indeksas šiuo metu lenkia per 0,04%. Tai yra labai mažas skirtumas ir būtent jo ir tikslas yra atkartoti tą patį indeksą. Tai iš obligacijų aš niekada nesirinkčiau kažkokio labai milžiniško grąžos elemento, bet tai būtų kažkoks toks inkariukas, kuris leistų mums uždirbinėti pinigus truputį saugiau. Tai reiškia, ne tiek daug kiltų į viršų, bet ne tiek ir leistųsi žemyn. Jeigu žiūrim ilgą laikotarpį, aš manau, kad tikslas vis tiek būtų didžiąją dalimi turėti savo pinigus akcijose, bet nepamirškit, kad jūs turite įsivertinti per savo prizmę. Dabar, tarkim, jūs išsigryninot, jūs norėtumėt tik tai akcijų, tik to paties S&P 500, kur toliau. Tai jums reikės vertybinių popierių sąskaitos, kurią jau atsidaryti turėsite patys. Čia tas pats kaip atsidarinėjant kokį nors, bet kokį finansų institucijos atstovą, tai pas bet kurį banką, taip sakant, atsidarinėjant, tas pats kaip ir pas brokerį, vertybinių popierių sąskaitą atsidarinėjant, kaip ir bankinė sąskaita. Tiesiog yra investavimui skirta, tai yra pinigų valdymui. Tai ką mes darome? Mes pirmiausia atsidarome per nuorodos aprašymą, jeigu norit papildomų bonusų, paspaudžiat ant Freedom 24, tenais gausit labai paprastą ID patikrinimą, paso reikės įkelti, adreso patvirtinimą įkelti, slaptažodžius sukurti ir taip toliau ir taip toliau. 15-20 minučių procesas. Visą tai atsidarius, sekantis dalykas, jūs pasipildote savo sąskaitą. Pasipildote, įneškite pinigų spaudžiat, bankinis pavedimas yra nemokamas, kortelę pasipildyti yra 2%, kas aš sakyčiau yra sąlyginai brangu. Tai neskubam šitoje vietoje, bankinis pavedimas labai paprasta. Sekantis dalykas, mes išsirenkam tą fondą, kurį mes norime. Tai kaip pavyzdys, aš jau esu paminėjęs, kad rinkausi SPYL. Tai aš žinau, kad jo vienas vienetas kainuoja 14 eurų. Tai aš dabar galėčiau sakyti, tai perkam už 10 vienetų, 20 vienetų, 30 vienetų, tiesiog kaip paprastas pavyzdys. Tai 144 eurai. Pirkčiau 100 vienetų, būtų 1400. Dabar pirkčiau ten kokius 500 kaip pavyzdys. Gali matyti, kad 7000 investicijų. Ir mintis yra periodiškai susikurti tą įprotį, kad kiekvieną mėnesį jūs kažkiek pinigų atsidedat investicijas ir dedat būtent į turtą, kuris lenkia gerokai infliaciją. Ir pats S&P 500 man labai draugiškai patinka, aš netgi jį turiu netgi ir šitam portfelė, jeigu neklystu, tai galim atsidaryti, pamatysit. SPYL šiuo metu apie 11 tūkstančių pati pozicija, kažkur 12% pliusas. Dabar staiga pamačiau, kad SPYL labai draugiškai nukrito per paskutinę savaitę ir galvoju, gal reikės pasipildyti truputį didesnę sumą, nes atrodo visai draugiškai nuolaida tam tikra iš savo pusės. Tai padarysiu atskirame video, jeigu nuspręsiu vis dėlto pirkti, nesprendžiam taip greitai, bet tai viena iš tų pozicijų, kur aš užsimerkęs ilgam laikotarpį tiesiog atsidinėjau pinigus. Tai užsukat, atsidarot vertybinių popierių sąskaitą, suvedat tą tikerį, kurį norit, perkat. Pirmą kartą suprantu, sunku, neaišku, nepatogu, priprasti reikia visą kitą.
Antrą kartą lengviau, trečią kartą dar lengviau, po 6 mėnesių jūs nesuprasit, kad jūs užtrunka tik 2 minutės per mėnesį visą savo investavimo strategiją taip sakant, sekti ir jūs tą galite daryti kiekvieną mėnesį ir sutaupyti ne 100 000. Tai ypač tie, kurie investuojate ilgam laikotarpį, nepamirškit, kad sudėtinės palūkanos eina jūsų naudai arba prieš jūs. Jeigu jūs turite didelius turto valdymo mokesčius, tai tas pats sudėtinių palūkanų efektas eina prieš jūs. Nes jūs staiga sumokėję tam tikrą sumą, kuri būtų uždirbinėjus jums didesnę pinigų sumą dar ateinančius 20+ metų, bet jūs ką tik sumokėjote ją fondo valdytojams ir ji dabar jau nebedirbs ir neturės galimybės dirbti dar 20+ metų jums. Į kažkieno kišenę tie pinigai labai draugiškai nuėjo. Kodėl nepadarius, kad jie keliautų jums. Vėl, tokia įžanga į galbūt pagrindinį akcentą, kai žvalgotės į turto valdymo mokestį ir kad jis yra svarbus ir tas 1% iš tiesų yra skausmingas. Tuo pačiu, jeigu kils daugiau klausimų, nepamirškite, kad klausimų atsakymų rubrika yra čionais. Tiesiog paliekat komentarą ir aš viską atsakinėju kiekvieną savaitę video formatu, tuo pačiu atrašau ir teksto formatu. Tai užsukit, pasižvalgykit, palikit komentarą, o su jumis susitiksiu sekančiame epizode.